Rinktinės lyderių labiausiai trūko Lietuvai pasaulio krepšinio čempionate Japonijoje. Be jų 4 taškai. Ir dabar 5. Darius Songaila kol kas yra rezultatyviausias šiame pasirinkimo cikle. Beveik 14 taškų pelno Jasikevičiui. Ir čia daug gražių perdavimų Lietuvos komandos žaidime. Galbūt ne pats geriausias išsidėstymas. Tie perdavimai maksimalios naudos neatneša, tačiau 2 baudos metimus Lietuvos rinktinė užsidirba. Kšištofas Lavrinovičius. Mes juos Panajočiui asmeninė pražanga. Rinktinė pademonstravo savo jėgą puolime. Per trečiąjį ketvirtį lietuviai į varžovų krepšį įsūdė 25 taškus, o priešininkams leido įmesti tik tai 17. Tiesa, viskas galėjo pasibaigti ir dar blogiau Europos čempionams, tačiau jie spėjo neutralizuoti padėtį baigiantis trečiojo kėlinio laikui. Taigi dabar Lietuvos komandos persvara 4 taškai. 57-53 lietuviai ir toliau užtikrintai laimi kovą dėl atšokusių kamuolių. Kamuolį kažkuris iš Graikijos krepšininkų, tačiau nematė nieko panašaus rungtynių arbitrai. Atrodo, kad reikia grįžti atgal į savo aikštės pusę. Taip, neabejotinai kamuolys lietė Panajočio Vasilopovuso ranką ir tai yra akivaizdu, tačiau nebuvo turbūt šiame taške nei vieno teisėjo, kuris tai pastebėtų.